Nuo senovės Romos laikų yra toks gyvas šūkis sapere aude, išdrįs susivokti, išvertus į lietuvių kalbą, išdrįs protauti. Tai kai kalbam apie pluoštinių kanapių verslą, tai tikrai reikia ryžto suvokti, koks tai yra didelis potencialas ir kokios priežastis trukdo šitam potencialui skleistis, nes vis dėlto, kai kalbam apie ateities ekonomiką kaip bioekonomiką, kaip ekonomika, kuri neutrali klimatui, tai aš manau, kad deramą vietą užims ir kanapė šitoj ekonomikoje. Nepaprastai didelis ačiū Kapvijai už tai, kad yra asociacija, kad yra telkianti asociacija. Nepaprastai didelis ačiū Jums, Rimantai, už profesionalumą, už tai, kad Jūs ne tik kviečiat praktikus, bet ir mokslininkus, kad tai nėra tik nacionalinis reikalas, kad tai yra ir tarptautinis reikalas. Su dideliu džiugesiu sveikinu Jūs visus atvykusius pas mus į konferenciją. Smagu matyti tiek žmonių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš įvairių užsienio šalių. Jūsų noras dalintis patirtim, idėjomis ir iššūkiais šį renginį daro išskirtiniu ir tikrai labai prasmingu. Mūsų tikslas šiuo renginiu atverti naujas galimybės, siekti ir stiprinti bendradarbiavimo bei siekti pokyčių taip pat, kurie būtų naudingi mums visiems. Tai, kas yra svarbu politikams čia apie įstatymus, kur irgi šiek tiek ta diskusija, manau, bus, tai lygiai taip pat turbūt sprendimai, manau, bus pasiūlyti teisingi, greiti ir tos durys atsivers ne tik Lietuvos vartotojams, ne tik verslams ir investuotojams Lietuvoje, bet ir mūsų gamintojams ir perdirbėjams keliai į Europą ir pasaulį. Šiemet labai gerai, kad mes atvykome į vietą, kur šios kanapės yra puoselėjamos, perdirbamos iki galutinio produkto. Tai gero darbo, dirbsime kartu, gerų pasiūlymų, o mes pabandysime to, gal dar reikia, ar po įstatyminių metų, ar įstatyminių, kad kitais metais turėtume ką pasakyti, ką per šios metus padarėm. Taigi. Skaičiau rezoliuciją. Rezoliucija tai jau yra kūrimas ateities. Yra praeitis, šiandiena ir ateitis. Rezoliucija, ją nuoširdžiai įsigilinau, apie ją diskutuosime čia, bet manau, kad kiekviena gamybos šaka jinai turi savo sąlygas, nišą ir ateitį. Tam yra politika, kad galėtų užtikrinti ir tam yra, o gamyba tai yra toks dalykas, kad jeigu pinigų galima uždirbti, o čia susirinkę visi turbūt dėl pinigų, ne dėl kanapių, ir jeigu pinigų galima uždirbti, tas verslas eis. Tai aš linkiu to verslo ateities, sėkmės ir visiems pinigų, tiek, kad jums užtektų. Džiaugiamės, kad ta konferencija įvyko ir galvojam, kad jinai tikrai suteiks impulsą Lietuvoje vystyti pluoštinių kanapių verslo sektorių, nes tas sektorius yra labai perspektyvus, žiūrint į tai, kad Europos Sąjungoje yra strateginė linija žemės ūkį vystyti bioekonomikos linkme ir kalbant apie ūkininkų pajamas, jas didinti, būtent ūkininkus įtraukiant į bioekonomikos plėtrą. Tai čia yra toks pagrindinis dalykas. Jei kalbėtumėm apie žemės ūkio kultūras, kurios yra, turi potencialą būti įtraukiamos kaip žaliavos įvairiam ekonomikos vystymui, tai kanapės yra neprilygstamas augalas, nes iš jo yra pagaminama tūkstančiai įvairiausių produktų, pradedant nuo pašarų, trąšų iki šiuolaikiškų medicinos, kosmetikos priemonių, maisto papildų. Ta prasme ir aišku, svorio centras kanapių biomasės panaudojimui, tai yra statybos, o jos turi vis labiau reikalaujama, kad statybos iš taršios pramonės šakos, iš taršios ekonomikos šakos virstų labiau ekologiškom, neteršiančiom gamtą ir dar, kad suteiktų daugiau komforto būtent gyventojams. Ir kai apie tai kalbame, tai statybos iš kanapių
betono yra tikrai neprilygstamas dalykas, nes ir čia yra ir užrakinama anglis ir kita vertus sukuriama labai komfortabili gyvenamoji aplinka. Tai yra begalės argumentų, kodėl reiktų didinti kanapių plotus Lietuvoje ir pasirūpinti, kad užaugintas derlius būtų tinkamai apdorotas ir teiktų naudą ūkininkam, o žaliavos būtų toliau apdirbamos mūsų ekonomikoje efektyviai panaudojamos, kaip atsinaujinantis žaliavų šaltinis. Ką iš šios konferencijos išsineš augintojas? Tai mano manimu, šioje konferencijoje augintojas išgirdo realius iššūkius, kurie kyla auginant kanapes, bet realius atsakymus, kaip tus iššūkius įveikti ir nauji arba tik pradedantys augintojai jau gali pasiremti gerąją praktiką, kad nedaryti tų pačių klaidų, jų jau daug išvengiant ir gali greitai prisijungti prie tų labiau patyrusių augintojų. Tai augintojai šioje konferencijoje išgirdo, kaip tinkamiausiai, kokiomis normomis, kada, kokia sėjos technologija pasėti kanapes, kaip jas nukulti ir gyvai, ir fiziškai galėjau pamatyti kombainus, kitą apdorojimo techniką, taip pat pristatyta, kaip jos yra nuimamos, kaip jos yra džiovinamos, kaip jos yra valomos. Iš esmės, augintojas išgirdo nuo pradžių iki pat realizacijos. Ir mes kaip ir įmonės atstovai ir augintojai, kurie auginam jau 7 metai pluoštinės kanapes, atvirai pasidalinome su buvusiais iššūkiais, iškilusiais iššūkiais, bet taip pat pasidalinome, kaip ir juos įsprendėme. Labai smagu buvo sulaukti partnerių, su kuriais užmėgsti ryšiai per parodas, per tam tikrus susitikimus, per tarptautinę EIKOS konferenciją ir pasidžiaugti, jog atvyko mokslininkai iš Jungtinių Amerikos valstijų, Lenkijos instituto, jog atvyko svečiai iš Suomijos, iš Rumunijos, iš Saudo Arabijos. Labai jais didžiuojamės ir džiaugiamės, jog turėjom galimybę pasidalinti savo patirtim ir turėti tam tikrą edukaciją apie tai, kaip veikia verslas skirtingose šalyse. Konferencijoje dalyvavo šito sektoriaus lyderiai, mūsų Lietuvos, sakykime, vedančiųjų įmonių atstovai, taip pat mokslininkai ir mes labai džiaugiamės, kad net iš 8 pasaulio šalių, įskaitant ir Ameriką, ir Saudo Arabiją, sulaukėm svečių. Tie svečiai irgi yra ne bet kokie, bet turintis patirtį vystant pramoninio kanapių verslą savo šalise ir jų patirtis rodo, kad vis dėlto perspektyvos vystyti kanapių verslą yra labai didelės. Ne tik tai įvairovė produktų, bet ir tas poreikis gyventi sveikiau, prisitaikyti prie klimato kaitos yra ir galbūt net ir kalbant apie žaliavų tiekimo suverenitetą, taip irgi labai svarbu trumpinti žaliavų tiekimo grandinės ir padaryti jas atsparias, ta prasme, kad keisti neatsinaujinančias žaliavas atsinaujinančiam. We are very thankful to be here in Lithuania. Today we spoke about GD. Green Desert is a startup company in Saudi Arabia specified in industrial hemp. So basically we face a lot of challenges in Saudi Arabia. We have the thing that we call vicious cycle, air pollution, water pollution, soil pollution. And all these things actually are affecting the country for us. We at Green Desert, we chose the plant of hemp as a solution for all these vicious cycle. And we believe that this plant actually can cure the soil and make it habitable later on to grow crops on Saudi Arabia soil. Konferencijoje buvo kreipėtas dėmesys į pramoninių kanapių sektoriaus kompleksinį vystymą, kad būtina
ne vien tik tai džiaugtis atskirais laimėjimais, kuriais Lietuvoje jau galima pasidžiaugti, nes yra įmonės, kurios turi savo vartotojus Australijoje, Japonijoje, Amerikoje, Prancūzijoje, bet tiesiog galima būtų konstatuoti, kad šitas sektorius, jo visas potencialas atsiskleis tada, kada jisai bus vystomas kaip visa ekosistema, kad bus pakankamas plotas užsėtas, bus perdirbimo įrenginiai, nes dabar butelio kakliukas kaip tik tai yra pirminis kanapių perdirbimas, kuris suteiktų papildomų pajamų ūkininkam, ne vien tik užauginta produkcija, bet ir perdirbta produkcija galėtų būti pajamų šaltinis. Ir tai yra labai naudinga išvystyti. Ir dar yra keletas tokių aplinkybių. Tai yra, mūsų Lietuvoje yra išvystyta javų auginimas. Javų auginimas vis dėlto alina dirvas. tą reiktų pripažinti. Tai kanapės yra kaip viena iš regeneracinės atkuriamosios žemdirbystės priemonių, nes po kanapių ne tik tai dirva atsigauna dėl įvairių priežasčių, kurių aš dabar nenorėčiau detaliai aiškinti, bet faktas tas, kad net ir kitų kultūrų derlius, ypač javų derlius, po kanapių padidėja 10-20%. Tai yra įrodyta mokslo tyrimais. Visame pasaulyje pasiekiamas tas efektas, nes mažėja piktžolių, mažėja augalų lygų po kanapių ir jos, sakykime, dirba iš tiesų, jos kokybė pagerėja. Tai vat, vien dėl šito būtina įvesti kanapės kaip sisteminę sėjomainą javų auginime. Ir jei mes įvestumėm šešialaukę sistemą, iš kurių būtų vienas komponentas javų auginimo, sakykime, sėjomainoj, šešialaukiai sistemoje kanapės, tai reikėtų dabartinius pluoštinių kanapių plotus padidinti Lietuvoje 100 kartų. Neužtektų 100 kartų šešialaukiai sistemai įvesti. O jei norėtumėm įvesti 5-laukę sistemą, tokia arčiau, nes vis dėlto ekonominis efektas kanapių auginimo yra didžiulis, nes iš kanapių 1 hektaro galima gauti pelno 3-4 kartus daugiau negu iš javų. Tai šitoje vietoje, sveikas protas reikalautų vis dėlto suklusti ir kitaip žiūrėti į kanapės kaip į rotacinę sėjomainos kultūrą. Ir jei pavyktų 5-laukę sistemą įvesti, tai dabartinius kanapių plotus reikėtų padidinti 127 kartus. Tai įsivaizduojate, kokią masę, biomasę atsidurtų pramoniai, bioekonomikos vystymui, kokia nauda būtų gamtai. Tiesiog ir finansinė nauda būtų labai didžiulė. Tiesiog reikia ryžtis ir mes orientuojamės į Jungtinės karalystę. Ten kaip tik tai yra priimta programa kanapės 30-ieji ir jie iki 30-ųjų metų nori irgi 100 kartų padidinti kanapių plotą. Tai jei mes padidintumėm plotus irgi pakankamai dideliu mastu, tai, tik sakau, reikia tokių kompleksinių priemonių, reikia įsipareigojimo veikti visiems kartu, su valstybinė parama tos reikalus spręsti, valstybinių lygių ir tada mes būtumėm vieni iš tų lyderių. Donc c'est en 1973, ils ont décidé de se rejoindre en coopérative. Après, les valeurs de la coopérative, c'est vraiment de travailler en commun sur un but, de s'entraider. La culture du chanvre, elle n'est pas si simple, donc ça demande aussi de l'entraide, de la résilience, et donc d'être ensemble, ça permettait d'unir les forces. En fait, dans les années 60, il y avait plusieurs agriculteurs qui étaient à cette époque indépendants, qui faisaient tous du chanvre, mais qui livraient à un même client. Et quand ça a failli s'arrêter, en fait, la question s'est posée. C'est-à-dire que soit ils arrêtaient tous, soit ils se mettaient ensemble pour s'unir et faire quelque chose. C'est-à-dire qu'indépendamment, chacun n'était pas capable de le faire. Donc la coopérative, elle est née d'une idée assez naturelle, de se dire, en fait, on aime bien cette culture-là, nous on ne veut pas arrêter. Donc unissons nos forces
pour pouvoir faire cette coopérative. Donc c'est vraiment venu d'un besoin et d'une idée. Et après, il y a la conviction que travailler ensemble, on est plus fort. Et donc aujourd'hui, ça fonctionne. Chacun aide son voisin pour que, ensemble, ça puisse permettre d'arriver au résultat. Donc voilà, on est passé de 90 coopérateurs à plus de 750 coopérateurs. L'idée, c'est aussi de garder l'état d'esprit. En fait, c'est vrai qu'au début, c'était plus facile parce qu'on était moins nombreux, c'était une famille. Puis la coopérative, elle a grandi, on est passé à 200, 300, 400 coopérateurs, maintenant il y en a plus de 700. Donc voilà, l'enjeu, il est aussi de garder cette unité, cette même état d'esprit, le but commun. Donc par rapport à ça, l'idée, c'est aussi de le faire petit à petit, en fait, pour pas passer trop grand et perdre l'identité. Donc voilà, petit à petit, d'intégrer les nouveaux et les faire adhérer à l'état d'esprit de la coopérative. Norėtųsi atkreipti dėmesį, kad konferencijoje turėjom labai vaisingų pašnekesių, būtent kai specialistai diskutavo apie galimybės kanapės naudoti anglies ūkininkavimu. Ir čia yra net ir tarptautinis, reiškia, dėmuo. Mes vystydami kanapės kaip absorpcinę tokią kultūrą, kuri daugiau negu miškas absorbuoja anglies dvideginio iš atmosferos, nes 1 hektaras kanapių lauko sugeria net iki 22 tonų anglies dvideginio. Tai šitoj vietoj atsiveria naujos galimybės anglies ūkininkavimui ir tas anglies ūkininkavimas yra tiesiog, užrakinant tą anglies dvideginį tvariuose kanapių produktuose, pavyzdžiui, statybinėse medžiagose, tekstilėje, bet taip pat yra užrakinama ir dirvožemė. Ir dar kanapės, aš jau šiek tiek minėjau, gerina dirvožemį, atlieka fitoremediacijos funkciją. Tai yra sugeria teršalus. Tai šitoj vietoj, galima būtų padėti Ukrainai, atstatant dirvožemius po karo, bet tuo pačiu parduoti sukauptus anglies dvideginio kreditus. Tai yra visiškai nauja sritis, kur galima būtų vystyti tai yra vakarų Europos ir Ukrainos bendradarbiavimą, įsitraukiant aktyviai kaip tarpininkui Lietuvos kanapių sektoriui. Nes mes čia galėtumėm kartu su Ukraina ir daugelį inovatyvių produktų gaminti Lietuvoje, apie tai ėjo kalba, nes buvo atvykę į konferenciją labai stiprus Ukrainos kanapių sektoriaus atstovai, kurie ieško galimybių čia galutinius kanapių produktus gaminti iš to žaliavos, kuri užauginama Ukrainoje, bet kita vertus atsiveria galimybės ir tas anglies dvideginio kreditus pardavinėti vakarų Europai ir tai būtų parama, rimta parama Ukrainai, tuo pačiu sprendžiant клімато кайtos klausimą. В Україні немає інших виробників, тому ми єдиний в Україні виробник довгого текстильного волокна. Раніше це було дуже популярне волокно в Україні і було близько 100 заводів, таких як наш, 66 малих і 42 великих заводи, які переробляли льон і коноплі. Але ця індустрія була зруйнована в 90-х роках після розпаду Союзу. Через це збанкрутували 7 найбільших льонокомбінатів в Україні, які виробляли пряжу і тканин. Зараз, коли ми відроджуємо виробництво, первинну переробку текстильного волокна, ми є єдиним виробником, але сподіваємося, що будемо не єдині. Тому розмір – це просто тільки через те, що ми єдина компанія в Україні. В першу чергу нашою продукцією зацікавилися провідні європейські виробники преміальної пряжі. Але також зараз є великий інтерес із Латинської Америки, з Азії, з Індії, там, де залишилися технології переробки довгого волокна на текстильну пряжу. Зараз це в основному Європа, а також Азія, Китай, Індія.
Розширення бізнесу це дуже у нашій сфері це дуже дорога справа. Потребує величезних інвестицій, як в земельний банк, так і в спеціалізовану агротехніку. І така агротехніка дуже дорога, і тому розширюватися доволі важко. Ми би хотіли в найближчі 4 роки збільшити обсяг переробки приблизно у 3-4 рази. Ми переробляємо в Україні і постачаємо нашу продукцію на Європу. Можливо, більш складні етапи переробки можна розглядати у інших країнах Європи. Первинна переробка повинна бути там, де найдешевше можна отримати сировину, тобто стебло коноплі. В Україні доволі великі переваги у агропродукції. Як ви бачите, агроекспорт український доволі відомий як в Європі, так і в світі, навіть незважаючи на те, що немає ніяких субсидій. Тому ми впевнені, що ми можемо побудувати вирощування сировини в Україні і первинну, і переробку за конкурентною ціною, яка дозволить більше цього волокна побачити на ринку. Aš manau, kad jei pavyktų išvystyti žaliavų gamybą ir pirminį perdirbimą, tai atsirastų galimybės įvairiems startuoliam kurtis, kurie su inovatyviais produktais tikrai užkariautų pasaulio rinkas. Ir šitoj vietoje mes tik tai pamatytumėm labai platų spektrą nuo mūsų gaminių pagamintų būtent iš pramoninės kanapės žaliavos. Net ir mūsų konferencijoje buvo ne tik tai konferencija ir, sakykime, priėmimas svečių, susipažinimas su jų gerąją patirtim, bet buvo ir šiokie tokie parodos elementai. Tiesiog mūsų kanapių sektoriaus lyderiai demonstravo savo pasiekimus, taip pat buvo ir universiteto, Vytauto didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos stendas, taip pat Vilniaus dailės akademijos stendas, kuriame buvo demonstruojami labai inovatyvūs produktai pagaminti būtent iš kanapių. Tai ir trąšos, ir, sakykime, kompozitai, jie įkvėpia, kad šita žaliava tikrai turi labai daug įvairiausių, gali būti šaltinis įvairiausiams paklausiems gaminiams. Visų pirma, tai mums buvo galimybė apskritai pasirodyti kaip vieniems iš šios rinkos lyderių, kaip norinčių atsistoti į bioekonomikos lyderių bioekonomiką kuriančių lyderių gretas ir savo patirtį bei žinias mes šioj vietoj būtent ir turėjom galimybę parodyti. Esame inovatyvūs, veržlūs, turime didelių ambicijų ir tikslų, matome stiprėjantį augimą ir galim didžiuotis, kad jeigu pirmais metais pradėjome su 30 metų apyvartą, praeitais metais mums pavyko sugeneruoti per įmonių grupę 7 milijonus. Sekančiais metais, tai yra 25-uosius, planuojame užbaigti su didesnė suma. Tai reiškia, kad ne tik verslą norime daryti, bet norime auginti, edukuoti ir kurti bendruomenę, siekiančią vieningai, siekiančią tikslų. Būtent kanapių sektoriui. Šita konferencija tampa pačia didžiausia šių metų renginiu, nes jinai buvo numatyta kaip nacionalinė konferencija, bet kadangi susilaukiam tarptautinio dėmesio, minėjau, 8 pasaulio šalis, jų, delegacijos atvyksta, tai džiaugiamės tuo ir jinai tapo tarptautinė konferencija ir tuo pačiu pratęsė mūsų kasmetinės konferencijos Cannabis Hub tradicija. Šiais metais Cannabis Hub neplanuojama organizuoti, bet dar ateityje yra planai išvykti į užsienį su delegacijom, susipažinti su kitų šalių patirtim. Čia yra vykdome tokį tarptautinio bendradarbiavimo projektą, ir įgyvendindami Lietuvos kaimo tinklo
projektą, dar suorganizuoti planuojame konferenciją skirtą kanapių statybai ir taip pat visą seriją seminarų, kuriame bus kalbama ir apie kanapių maisto gerasias savybės, ir apie kooperacijos būtinybę. Nes viena yra dalykas, yra ūkininkam auginti kanapes savo laukuose, tai individualus verslas, bet kai jau mes kalbam apie pirminį kanapių perdirbimą, tai yra investicijos į pirminį perdirbimą, jos reikalauja kooperacijos. Tam tikros ir žaliavų, kad būtų pakankamai, kad atsipirktų ta įranga, ir ta įranga nėra pigi, todėl ir norime paramos iš Žemės ūkio vystymo fondų, kad vis dėlto ta parama atkeliautų į tuos kooperatyvus arba pas tuos ūkininkus, kurie kooperuojasi, norėdami įsisavinti tą naują ir perspektyvę ekonomikos sritį.